įspūdžiai visą laiką geriausi, nes grįžti į savo gimtąjį miestą yra visą laiką gera ir noras grįžti, ypač kai kokios rungtynės vyksta, kai atmosfera žaidžia. Tai kiekvieną kartą grįždamas į Mažeikius visą laiką šypsena veide yra. Tai pasikeitė, manau, žaidėjai. Aišku, neturiu, gal atsirado daugiau vaikų, kurie žaidžia futbolą atmosferai. O daugiau, nežinau, gal lygis yra pakilęs kaip atmosferos ir sakė, yra daug vaikų, kurie tikrai progresuoja ir gali irgi būti gerais futbolininkais. Rungtynės nebuvo gan geros, nes rezultatas Jonavos naudai. O šiaip kas nepatiko, tai kad dažniausiai kamuolys būdavo ore, o ne ant žemės. Pirmam kėliny ypač, antram irgi, kur gali ramiai žaisti ir kamuolys būna vis laik ore. Tai šitas man kažkaip įkibo, kad kamuolys laik ore, o ne ant žemės, o tikiuosi dabar prieš ekraną paėmės pergalę. Tai buvo sunkiausia, kad negalėsi grįžti kiekvieną savaitgalį namo. Kaip buvau Kaune, tai kiekvieną savaitgalį dažniausiai galėdavai grįžti. Buvo sunkiausia dar, kad ne tavo kalbą, reikia išmokti ir anglų, ir italų, bet italų mokinaus, tai gan greitai išmokau. O aišku, ir futbolas buvo skirtingas, nes Lietuvoje vis tiek ir krūviai mažesni jaunimo ir aukštoj lygoj. Tai iškart, kai Italija atvažiavau, buvo belia koks karštis ir buvo tikrai labai sunku. Italija yra daugiau taktikos ir aišku, daugiau kokybės, nes tiek aukščiausia lyga. O šiaip daug galima ko skirtis, nes tiek kur Lietuvos lygis ir Italijos aukščiausias lygis, tai ir žaidėjų kokybė, ir treneriavimas, manau. Daug kas prisideda, ir aikštės tos pačios prisideda, treniruočių sąlygos, tai aišku, Lietuva jau pabiškį tą atgauna, bet dar yra kur pasistengti. Tos pačios treniravimo sąlygos buvo, kaip jie prižiūrimi, kokia disciplina, kad visi vaikai gyvena ne pačiuose savo namuose, o visi suburti kažkokį vieną akademiją namuose, kur visi gyvena. Tai gal šitas, aišku, prisideda, nes ryšiai susiartina ir aikštėje šitas padeda, tai manau, šitas ir prisidėjo jaunimo augimui. Sąlygos tikrai yra aukščiausio lygio ir kai žaidė aukščiausiam lygiui, tai manau visada kiekvienai komandai yra aukštos sąlygos ir geriausias, kokios tai gali būti. Tai esu patenkintas ten būdamas ir tikrai neliūdžiu dėl to. Šį sezoną pasakyčiau, kad buvo mano pirmas kaip Serie A, nes toks jau buvau, kur žaisdavau startę, kur ant suolo ir išeidavau į aikštę. O dėl tų 3 įvarčių tai visą laiką norėdavosi įmušti tą pirmą ir antras taip greitai įdėjo ir trečias ir norėjau aišku 4, bet nepavyko. Tai esu tikrai laimingas dėl šio sezono ir tikiuosi, kad kitas sezonas seksis dar geriau. Pačiam tai reiškia labai daug, nes vis tiek tapti geriausiu jaunuoju ir geriausiu Lietuvos futbolininku, tai yra didžiulė garbė dar kaip kilusiam iš tokio mažo miesto kaip Mažeikiai, tai tikrai jaučiu meilę šiam miestui ir esu labai laimingas gavęs šį apdovanojimą. Tai yra Frenkie de Jongas, kur Barcelonai žaidžia, tai bandau jį lygiotis, kaip jis priima kamuolį, kaip atiduoda jo žaidimo visą supratimą. Tai motyvuoja šeima, draugė, visi, kas yra aplinkui, kas man padeda, kas manim tiki, tai mane kaip tik stumia į priekį ir prideda dar daugiau motyvacijos. Tai klubui ir futbolininkams mažiems palinkėčiau, kad stengtųsi, klausytų kiekvieno komandos trenerių, kad neatsikalbinėtų, kad būtų savo charakterį ir kiekvienas treniruotės rungtynėse atiduotų 120%.